nuo pačių mažiausių. Tai iki mokyklinio ugdymo mokytoja Dalia Tumėnienė. Darželis Dainelius džiaugiasi išskirtinė mokytoja Dalia Tumėnienė. Mažuosius auklėjant moteris džiaugiasi ne tik darželio galimybėmis, bet ir aktyviai išnaudoja savo kūrybinę gyslelę bei bendradarbiauja su žinomais tautodailininkais. Pirmiausia, tai mes labai daug dėkoju įstaigos vadovams, turime priemones, kuriamis galime dirbti. Nes labai mėgstu etnokultūrinį ugdymą formuoti per tautodailę, tautosaką, kadangi bendradarbiauju su tautodailininkais. Darželio grupės vaikai daliai tarsi savi. Jį drąsiai vardija, šis berniukas inžinierius, mergaitė tikra dailininkė. Moteris sako, kad ugdyme jai svarbiausi keli aspektai. Kiekviename vaike surasti deimančiuką, glūdinti jo charakterio savybės, formuoti etnokultūrinės vertybės, kiekvieną dieną sukurti džiaugsmo oazę. Išgirsti iš vaikų mokytojų tenka labai daug, o labiausiai ją nustebino mažojo auklėtinio Roko pareiškimas. Mama, tėti, jūs turit vienas kitą, o aš tai turiu mokytoją daryti. Šiandien Valentino diena ir visą širdeles noriu užklijuoti jį. Nuoširdžiai dėkoju visiems organizatoriams šio nuostabaus projekto, kad pedagogas gali savo darbo vaisius pasidalinti kartu su jumis. Kiekvienas vaikas tai yra tik stebuklas. Tai gražiausias mūsų žemės gėris, tai mūsų liaunos atžalėlės, mama ir tėtį jungianti grandinė, tai mūsų kraitis Lietuvai tėvynė. Kad tas kraitis būtų ryškus, pats gražiausias ir ryškiausias, kiekvieną dieną siejame po patį mažiausią trupinėlį į vaikų širdeles. Džiaugiuosi kasdien prisiliesdama prie jų. Noriu padėkoti gerbiamai Kauno Lukšelio darželio Dainelius įstaigos vadovai, pavaduotojai ir visam kolektyvui, kurie manimi tikėjo ir mane skatino jau kelis metus išbandyti savo jėgas. Nuoširdžiai dėkoju šeimai, kuri visada skatina ir tiki mano svajonėmis vaikuose atrasti patį didžiausią gėrį, su gėriu ir meile į visus. Su dideliu džiugesiu dėkoju visiems. Ir dar turime papildomą atvejo robotikos akademiją. Švietimo lyderius, padrasinti jaunus žmonės, rinktis mokytojo profesiją, šitą mums tikrai labai reikia, mokytojų trūksta, apie tai ne kartą yra užsiminta ir šios dienos konferencijoje, kuri vyko prieš mūsų dovanojimo vakarą. Bei dirbantiems mokytojams patvirtina, kad jų įdėtas darbas ir atsidavimas turi išskirtinę prasmę.
Elitas LT organizuojami Lietuvos mokytojas 2024 apdovanojimai šiais metais sulaukė labai didelio susidomėjimo. Balsavimo metu, kuris vyko sausio 9 vasario 8 dienomis, savo nuomonę išreiškė 370 236 skaitytojai. Ir turėkite omeny, kad tie, kurie bus apdovanoti, iš tikrųjų buvo išrinkti labai demokratiškai didžiulės mūsų šalies gyventojų dalies. Projekte buvo nominuoti 412 mokytojų. Socialiniuose tinkluose pasidalyta daugiau kaip 10 000 kartų. Tie, kurie dirba socialiniuose tinkluose, žino, kad tai reiškia kai ką. Sulaukta beveik 80 000 reakcijų tose pačiuose socialiniuose tinkluose. Šiais metais Elitas LT rengiama konferencija Švietimo kodas bei Lietuvos mokytojas 2024 apdovanojimus globoja Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda. Konferencijos ir apdovanojimų partneriai yra Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Nacionalinė švietimo agentūra, Erudito licėjus, Tamo grupė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Rėmėjai bendrovė Epson ir kompanija AJO produktai, ekonominiai baldai, įkrenta mokykloms, taip pat vaikų darželiams, biurams, sandėliams ir pramoniai, bei speciali padėka mūsų partneriams Unika vandenį už atsigaivinimo pertraukėles.